Radom turgelį, tai galvojom pravažiuosim, pažiūrėkim, kas čia. Vau, kaip maisto. Sesė, man čia grįžta, čia. Žuvytė. Gražu. Wow! Eina savo. Vėliau šiltuko. Gerai. Kopangane aplinkui visada važinėja tokie busiukai, reklamuoja vakarėlius. Our DJs keep you dancing till sunrise. Tomorrow, see you at Oxa Beach. Šiandien presto diena. Neapleiskit, ką darot, darykit iki galo. Labai daug kartų sportą apleidus ir nepasiekdavau savo rezultatų vien tik dėl to, nes pusiaukeliai dingdavo man. Nežinau, tiesiog būdavo, kad noriu rezultatų čia ir dabar ir iš karto ir labai didelių ir nėra, nesimato ir tada visiškai dingsta motyvacija, bet reikia praeiti. Šiandien trefka baigta. Visai gerai padirbėjom pilvužiuko. Manau, kad metas išsimaudyti ir lėkti ieškoti maisto. Škūda. Merginos lekia vakarieniaut. Aš kažkokia labai užsihaipinus po mūsų haiku. Tai pasiruošus neblogai vakarieniai. Atvarėm į Pantip Market. Kažkaip galvojom kažką gal naujo išbandyti jau. Ta prasme naujo, tai tiesiog kitoj vietoj pavalgyti. Tai enjoy. Vištytę. Sesė prie miltinių. Ir ne tik. What is this? Chicken heart. Čia yra vištyčių širdelis. Tu čia pasakai kaip skanu? Nu, ne, tiesiog tai. Nu, plastikė ir taip toliau. Tai pasiėmiau spring rollsą su krevetėm ir pabandyti vištienos. Sesė valgo vištieną ir pasiėmė vieną summer rollsą.
Bet šiaip febra rimtai pažiūrėkit, kiek plastiko. Kiek įmanoma bandom šiaip prašyti, kad maišiukų nedėtų, bet kartais įdedu, net nespėjai suvokti. Čia plastikas, nu ta prasme, wow. Pamačiau tiesiog irgi dar organišką maistą, tai čionai ne vegan, bet vegetariškas, tai tikrai yra šitam visam street food'e ir vegetariško maisto. Sau. Labas rytas, draugai ir nedraugai. Kas stebit? Ačiū, kad stebit. Prenumeruokit mano kanalą. Šiandien labai pavargus jaučiuosi, nes vakar užmigau gal tik 4 valandą. 4 valandos knisausi su subtitrais, kadangi nusprendžiau, kad reikia nusipirkti mikrofonus dėl geresnės garso kokybės, kad geriau mane girdėtumėt. Tai iki tol naudosiu laikiną solution. Sprendimą. Bent jau titruose versti, ko nesigirdi. Nu, ko gero, kad ne ko nesigirdi, o viską. Tai užtrunka. Yra autosinkai YouTube ir taip toliau, jo aš juos irgi naudoju. Bet jie ne taip gerai ten viską išverčiam. Nu, žodžiu. Čia techninės mano problemytės. Šiandien šiek tiek ilgiau pamiegojo. Dabar pusryčiaujam. Natūralus jogurtukas su granola. Tikrai geriau negu krosanas. Kuris ne kaip ne krosanas, o kaip bulkutė. Šiandien planų jokių neturim. Kol kas čia, o paskui žiūrėsim. Šiaip tikrai nesitikėjau, kad visas šitas video montavimas užims tiek daug laiko, nes pradžioje tikėjausi, kad aš darysiu tikrai paprastai, tiesiog sukelsiu ir viskas. Bet kuo toliau, tuo labiau kartelė auga ir tikrai norisi, kad kokybiškai ir žiūrėtumėt ir matytųsi tą kokybę ekrane. Tai kažkaip vis daugiau ir daugiau stengiuosi ir vis daugiau laiko investuoju į tai. Tikrai myliu tai, ką darau, man labai patinka dirbti šiaip su programomis. Ir jo, ko gero, žinau, kad aš pati savo geriausiai pasidarysiu ir pasiliksiu tai, ką tikrai noriu parodyti, bet jo, atima laiko, bet džiaugiuosi. Aš manau, kad tai neatima laiko, bet jo, tai yra tiesiog gera investicija. Galų gale aš tikrai noriu, kad mano kelionių video nugultų ne tik pas mane telefone, o noriu turėti pati savo prisiminimą. Tai daryti tokius trumpametražius, trumpametražius filmukus. Man pačiai tikrai labai norisi turėti tokį archyvą, kur, galėčiau parodyti kažkada po 10 metų, kad žiūrėk, dukrytė, keliavau ten ir ten. Žodžiu. Nu ką, susiruošiau, išsiprausiau, šiandien diena tokia tingesnė, prie baseino, skaitinėju Kindle, domiuosi apie mikrofonus ir
Galų gale radau vieną elektronikos prekių parduotuvę Kopangane. Manau, kad jų yra net kelias, tai važiuoju patikrinti, pasižiūrėti, gal netyčia jie turės. Visiškai nededu jokių vilčių, bet galbūt. Atvykau, ieškau. Dėl elektronikos prekių parduotuvę, tai šiaip faina, kad jie turi, bet nepanašu, kad turi, ko man reikia. Hello. I have a question. Do you have microphones that I could attach to the camera? For camera Ah, DJI mic. Only DJI? and this one for phone. No, I need for camera. Turiu DJI. Transmitterį. DJI transmitterį, mikrofoną, bet nelabai aš noriu DJI. Nežinau, aš šiaip gerų atsiliepimų girdėjau apie HoloLens. Lark, tai šiaip norėčiau jo. Ir man jo komplektacija visai fainesnė. Bet gerai, kad pasižiūrėjau. Žinau, kad čia yra, grįžusi namo dar labiau pasigilinsiu, nes šito viso kaina buvo 96 eurai. Tai visai ne taip ir daug, kaip aš įsivaizdavau. Tai žodžiu, tai kaip ir yra opcija viena, tai sakė, yra čia dar už kampo kita parduotuvė elektronikos prekių, tai važiuoju dar patikrinti. Nežinau, ar čia apie šitą kalbėjo, bet visko gali būti. Hello, do you have microphones? Microphone. To attach? Yeah. Ne, čia kažkokie jų brandai jaučiu. Ten iš vis turi kažkokius įdomesnius dalykus. Vietinės produkcijos jaučiu, tai nerizikuosiu pirkti, man tikrai reikia kokybės. Lakstau. Užsinorėjau vaisių belakstydama. Slyvos! Labai mėgstu slyvas. Šitie ananasai tikrai labai skanus, palei spalvą matau. Fuck yeah! Hi! 40 batų. Have a nice day. Ananas baby ant baseino krašto. Ką tu? Oi, tas filmas mane taip prajuokino. Šiaip atsistojau prieš vestuvą, nes labai tamsu laukia, o mes varom valgyti. Atrodom kaip baubai. Gerai, bandom važiuoti, ką žinau, čia visi važiuojam. Kas čia vyksta? Gal biškai aukščiau. Ai, nu, čia būtų. Ne, gal iš vandens tiesiog ištraukia. Šiandien dar pasidariau researchą tą visų savo mikų, nes jo nenorėjau pirkti didžiaus. Tai vis tik gerai, kad nepirkau. Pas man būna kartais toks momentėlis, kad pamatai, reikia ir perki. Nu jau mūsų motopirkutė turėjo visiškai galeką, tai už pilną sumokėjom 200 batų. At Tottenham Stadium near the pier, watch the Bristol fighters head for war in an exciting evening. Šiaip manau, kad reikės mums čia greičiau vynioti manatkės, nes audrytė pareina nebloga. Čia taip žaibuoja, kad bijau, kad grįšim visos šlapios. Nu, šiandien kažką naujo matau. Roti chicken, bet nežinau, jos ten fritkina viską aliejai. 65 baht. Nu, šiandien išsirinkau sušiuku, čia toks kaip suši baras. Ateini, įsidedi savo lėkštutę, kokį nori, kiek nori. Pasiemi pagaliukus ir eini valgyti. Nu, laukiu sese,
žvejoja jinai maistą. Mano vakarienė šiandien atrodo taip. Išsirinkau sušių su lašiša. Tai Filadelfija, čia su, jis sakė, lašišo salotos, čia ikriukai, lašiša ir, pamiršau kaip vadinasi, ir tokajokį pasiėmiau, visi keturi skirtingus skonius. Pamiršau paminėti, už visą šitą gėrį šiandien sumokėjau 100 batų. Tai viskas ok. Nu, šiandien išsirinkom bananą roti. Čia tokį kastelį radom, tai čia turi jie visko. Matė tokį dalyką? Ledai su duona. Wow, nemačiau tokio. Sesė jau matau, jau apsisprendė šaunuolė. Aš neapsisprendėlė. 28 ir dar nemoku apsispręsti. Fainas šitas turgelis, bet va vienintelė vieta, kad nelabai yra kur normaliai atsisės. Ten šaligatvę sėdim. Rytelis, šiandien vėlyvas rytas. Kažkaip tai vėlyvas užsiknisu, kol įsikėliau Kindle knygą. Tai dabar varom tiesiog pasivažinėti po salą, paieškoti gražių vaizdų. Pasiėmėm maudymkes, gal varysim kur išsimaudyt ir aplankysim kelias šventyklas, kurios yra viena kinų, sakė sesė yra, ir kita yra Budos Footprints į kelią. Čiau. Oh. You look beautiful. Normaliai vaikai išsidirbinėja. Šiandien taip pusryčiaujam. Nusipirkom jogurtuką 7-Eleven ir atsinešėm savo mūslį. Labai skanus tarp kitko su riešutukais. Kiek bandom ieškoti natūralių jogurtų, visi saldus. Patinka vairuoti čia. Žodžiu, aš vairuoju ir aš matau, kad skrenda drugelis, bet aš tikrai nesitikėjau, kad jis hitinsi mus. Ir jis man taip į petį čia atsitrenkia ir aš taip atsisuku, žiūriu, jis čia ir sėdi taip, eina savo, kaip išsikandau. Wow, bet man labai patinka čia vairuoti, labai patinka čia vairuoti. Jo, tai atvažiavom aplankyti kiniečių šventyklos, einam pažiūrėti. Iškart pasitiko šunukas, toks nabagėlis, nabagytis, jo, tau meilės reikia, ne? Mažylis. Sesė galėtų, tai visus jaučiu Kopanganų šunį susirinktų. Taip, tai užeiti šitą šventyklą kainuoja 40 batų vienam žmogui. Hi, 2 tickets, please. Kapunka.
kažkaip. Sesė priminė, kad auksas simbolizuoja grynumą, šviesumą ir tyrumą po Budos nušvitimo. Tai labai, labai daug aukso. Visose šventyklose ir Budos statulos irgi aukso spalva padengtas. Pasidomėti, bet čia yra pagaliukai su skaičiais ir čia yra lentelės su kaip ir tokiom pranašystėm, sakykim. Ir šitą visą bambuką paėmęs taip purtai, kol tau iškrenta vienas pagaliukas su numeriuku ir skaitai. Tai man pirmas iškrito 8. You will be well known and good reputation. You will be rich, the business will prosper like the moonshine. Tai man čia toks įkvėpimas nesustoti daryti tai, ką darau, tikėti savimi. Bet man tas you will be rich, man visiškai kalba apie mano vidinį pasaulį. Tai taip gera pasidarė iš tikrųjų, perskaičius. Kažkaip viskas dėliojasi taip, kaip turi dėliotis, aš manau. Ir labai laiku aš pradedu savo dalykus. Ko gero, tiesiog reikėjo bręsti ir subręsti iki šito periodo. Taip pat daug savo dalykelį irgi. Kaip įdomiai. Pas juos šventyklose yra paveikslų, kurie su neonkiam šviečia. Pavyzdžiui, ir čia, matot? Čia šventykla grynai atkartojanti Budos pėdą. Ir čia atvykom į Pukaonoj šventyklą. Tikrai kaip Buduras atrodo. Emocionali man diena. Nuo pat ryto kažkaip pabudau su bloga energija. Prieš kokį pusvalandį apsiverkiau. Nuleidau garą. Suplyšo mano grandinėlė. Bet išėjo susitaisyti. Būna tokių man delnų, bet tiesiog kaupėsi. Nuleidi ir važiuoji toliau. Fucking hell. Ir galų gale atvarom jau susimokėti, išsirinkom galais negalais ir atsidarau tašę, o ten nėra piniginės. Tai tikiuosi, kad namie. Nes atsimenu, kad kai pirkom, esmė ta, kad kai mes pirkom, kai tu pirkai kavą ir aš pirkau, ką aš pirkau? Kažką.
aš ant viršaus uždėjau tašės. Tai nebent traukiant tašę, bet aš netikiu, kad aš būčiau tokia durna ir tiesiog, nu, tipo, nepamatyčiau piniginės. Tai aš tiesiog manau, kad jinai namie kažkur ant lovos valiojasi. Nu, bet man šiandien va tokia diena. Viskas atrodo, prie ko prisilieti, virsta šūdu. Atsiprašau. Bet, okei, it's good to happen. Vyrukas apsiskaičiavo, pirkau tom yum fried rice su krevetėm ir kiaušiniu. Tai pats tom yum fried rice kainuoja 80, o kiaušinis 10, tai iš viso 90. Tai sesė užmetė, padavė lygiai 100, atgal 20 davė. Aš taip žiūriu, nesuprantu. Tai, žodžiu, nuėjom, padaviau dar 20, papunkrą. Padaviau dar 20. Sakau, apsiskaičiavot, jisai žiūri, nesupranta. Žiūri ir nesupranta, ką aš noriu iš jo. Tai šiandien valgom jo ryžiukus. Nežinau, visai įdomiai atrodo tom yum fried rice. Dar ne kartą nesu valgius. Tai kaip sriuba, bet rice. Su krevetėm dar viduj matau irgi yra kiaušinio. Nu ir pasesė chickenas čia, ne? Spėkit, kur dabar esu, vėl prie ledų. Nežinau, antrą dieną man norisi ledų. Toks jausmas, kad būčiau nešė ir mano organizmas tiesiog reikalauja ledų. Žvengia sesės. Ir esmė ta, kad turi tik 5 skonius ir iš tų 5 dabar neišsirenku. Nu gerai, vakar kokonut ragavau, tai šiaip renkuosi tarp strawberry ir šitų chocolate chips. Chocolate chip. You don't have? Okay. Only dark chocolate. Okay. Dark chocolate then. Strawberry and dark chocolate. Papunka. Oh, wow. Okay. Wow, nu čia porcija tai 2, ne vienam. Can you get 2 spoons? Yeah. Valgys kartu. Turėsi padėti dabar. Papunka. Kokia brais. Pažiūrėkit, kokio dydžio čia ledai. Ilgai krapštą, bet tikrai sukrapštą daug. Eilio savo. Thank you so much. Šiandien prieš miegant vakaras su knyga. Skaitysiu Grybo sapną ir lauksim, ką atneš nauja diena. Labanaktis, Havrytė. Bučiuojam.